gal pradėsiu nuo pat pradžių, kadangi aš turėjau 3 svajonės. Turėjau tapti gydytojų svajonę, turėjau svajonę tapti jūrų kapitonu ir tapti muziku. Tai va, vaikystėje skaitavau tuos laivelius, leidau į savo gimtinės upę Luknę, kurį teka į Dubysa, esu kilęs nuo Maironio gimtinės. Na ir tikėjaus, kad vis tik tai tie laiveliai kažkada tai atplauks į Kuršių marias ir į Baltijos jūrą. Ir aš galėsiu tą savo įgyvendinti sėkmę. Tai mano sėkmės istorijos pradžia, pati pirma mano vaikystės nuotrauka. Mano tėveliai, mama kaimo mokytoja, tėvas miškų urėdas. Na ir mano muzikanto karjeros pradžia, tai nuotrauka tokia yra savotiškai įdomi. Tais laikais, tai čia yra 57 metai. Svajojau studijuoti. Tačiau svajonės keitėsi ir baigęs Raseinių 1 vidurinę mokyklą, nusprendžiau būti laivo gydytoju. Galbūt tada aš pamatysiu jūras, vandenynus, na ir stengiausi sujungti 2 savo svajonės, tai medicina ir jūra. Na va, ir baigęs Kauno medicinos institutą, vis tiek su muzika nesiskyriau, net išleistuvių vakarą teko man groti akordeonu, pučiuoti kaukolę. Na ir žodžiu, svajonės pildėsi. 79 metais atvykau į Klaipėdą, buvau paskirtas laivų gydytojų į tuometinę žvejų ir jūros darbuotojų transporto ligoninę, Vyko Sosto rajonas, dabar to pastato nebėra, ten buvo Nemuno 141. Na, kol atidarinėjo vizą, dirbau šios ligoninės vidaus ligų skyriuje gydytojų. Na, bet vis tiek muzikos nepamiršau. Dirbdamas ligoninėje įkūriau meninę brigadą Švirkštas. Na ir žodžiu, iki tokio lygio, kad net 84 metais Kupiškyje tapome respublikinio konkurso laureatais. 90 metais buvau išrinktas Klaipėdos pirmosios miesto tarybos deputatu. Taryboje buvau sveikatos ir sveikatingumo komiteto nariu, todėl man buvo gerai žinomi visi su sveikatos sistema mieste susijusia reikalai. Na ir staiga toks pasiūlymas. 92 metais sveikatos apsaugos ministras buvo Juozas Oleka. Na ir jis, žodžiu, pasiūlė man perimti naujai statomos jūrininkų ligoninės vairą. Man buvo didžiulė staigmena, kadangi aš niekada gyvenime negalvojau būti vadovu. Ir tai didžiulė atsakomybė. Pagaliau buvo statoma ligoninė, jinai dar tik tai kilo iš pamatų. Na ir paskui susidūriau su didžiuliam problemom, na bet vis tik tai matot, kokia ligoninė, kokie dar pamatai buvo ir reikėjo užbaigti ir kuo greičiau pastatyti ligoninę. Prašom. Nes buvo nutrauktas sąjunginis finansavimas iš sąjunginių ministerijų ir strigo ligoninės statyba. Buvo kalbama, kad net reikia užšaldyti Klaipėdos jūrininkų ligoninės statybą. Na ir būdamas tarybos nariu, įrodinėjau tuometiniam tarybos pirmininkui Vytautui Čiapui, miesto merui Benediktui Petrauskui, koks matot jaunas Benediktas, ir Čiapas pakankamai jaunas, dar plaukų turim. Tai va, įrodinėjau, kad reikia baigti statybą, kad klaipėdiečiam reikia jūrininkų ligoninės, kad mes esam pasiruošę visą tai padaryti. Taryboje buvo porą kartų svarstyta, iš kur gauti lėšų, na ir taryba pagaliau nutarė, kad galbūt nestatyti naujos mokyklos, o vis tik tai skirti lėšas Klaipėdos jūrininkų ligoninei užbaigti. Aš turiu, kad turėsiu klausimą, tikrai turiu, ir jūs sėkmingas žmogus, tai jūsų istorija tai ir parodo, tai jūsų sėkmę. Tai sakykit, kokių asmeninių savybių, nu apie save sunku sakyti, ar ne, bet tarkim, kalbėdamas iš šalies, kalbėsite apie save. Tai kokių savybių reikia, kad būtum sėkmingas žmogus? Aš manyčiau, pirmiausia, tai darbas, pastovus darbas. Ir
kada tikrai pasižiūri, kad aš taip pat mokiausi tokioje mokykloje, kur 6 dienas per savaitę vyko pamokos. Tai konkrečiai ir pradinėje, ir 8-metėje, ir vidurinėje. Aš esu kaimo vaikas ir man reikėdavo eiti į mokyklą bent 7 kilometrus, būdavo ir taip, tokie dalykai. Na ir vis tik tai man atrodo, kad pagrindinis dalykas, kad laisvalaikio mažai turi. Kol jaunas žmogus reikia ruoštis, mokytis, dirbti. Na ir visą tai matomai ir tai, kad pasiekė šito rezultato. Ačiū. Gal mes turim klausimų dar ir iš salės? Mūsų nedaug, bet... Tai aš tik paprašysiu patvirtinti, ar būna sėkmės istorija, ar yra tik darbo istorija? Nu, žinot, aš skaitau, kad per darbą į sėkmę, turbūt šitaip reikia sakyti. Va čia viskas yra labai surišta, tie dalykai. Žinoma, dabar, kai pasižiūri, yra labai svarbus dalykas ir šeima, kuri tave palaiko vaikai, palaiko žmona. Tai čia yra kitas dalykas, bet aš, kai buvo moksleiviai, kaip tik tai norėjau juos pagituoti, kad vis tik tai, ateina tas laikas, kai jūrininkų ligoninėje reikės ir naujų gydytojų, ir naujų idėjų, nes jau prašau, jau 22 metai ligoniniai, tai vis tik tai ir keičiasi, ir personalas keičiasi, ir norėjau tiesiog pagituoti, kad stokite į mediko specialybę, gydytojo, slaugytojo specialybę, nes tikrai Klaipėdai reikės jaunų rankų.